Sveiki, įkvėpti judėti žiūrovai ir klausytojai. Šiandien apie pergalės kainą, skaudžiausias karjeros duobes kalbėsime ne su sportininku ar treneriu kaip įprastai, o su ypatingu žmogumi, kuris daugeliu Lietuvos sportininkų yra stebukladarys, kuris net po rimčiausių traumų gali sugrąžinti į profesionalo kelią. Rimtautas Gudas per daugiau nei 20 metų atliko daugiau nei 10 000 artroskopinių rekonstrukcinių operacijų. Jo pacientai – profesionalūs krepšininkai, kiti sportininkai garsinantys Lietuvą visame pasaulyje. Čia nacionalinės sporto agentūros tinklalaidė įkvėpti judėti, o ortopedą, traumatologą Rimtautą Gudą kalbinsiu aš, Brigita Virbalytė. Sveiki. Labą rytą. Kalbamės labai ankstyvą rytą. Ačiū už jūsų neįkainojamą laiką. Tiesiog žinau, kaip iš Kauno atvykote į Vilnių ir tai yra tokia turbūt prabanga leisti savo taip pabėgti nuo savo tų besidriekiančių eilių pacientų. Na taip, čia tokia reta proga. Ačiū, kad pakvietėt. Turiu kartais ir šitą dalį padaryti. Tai tikrai džiaugiuosi galėdamas pakalbėti truputėlį, kas įdomu turbūt daugeliui. Visi jūs pažįsta ir atrodo sporto pasaulis neįsivaizduojamas be jūsų. Daugiau nei 20 metų, daugiau nei 10 000 operacijų. Taip greitai paskaičiavau, čia gautųsi visus tuos metus po operaciją per dieną. Kiek daugiausia operacijų per vieną dieną esate atlikęs? Daug, iš tikrųjų 8-9, man atrodo, per dieną. Taip, tų operacijų aš netgi kalbant šiandien tiesiog sportininkui tai nėra gerai, kad daug kažkas operacijų atlieka, nes mes vis tiek kalbėdami apie sportininkus galvojam, kad geriau nereikėtų jiem tų operacijų daryti, bet dėja sportas yra toks dalykas, kad kiekvieną sportininką lydi traumos, kitaip nebus. Mes turim tą pripažinti, šiais laikais technologiniais mes sugebam iš tikrųjų laiku pamatyti, diagnozuoti to, ko anksčiau negalėdavom ir tikrai technologijos leidžia padėti žmonėm grįžti sportuoti. Tai darbo daug. Čia ačiū, kad taip tokį įvadą padarėt, bet čia nesu joks kažkoks išskirtinis. Tikrai visi ortopedai, traumatologai, kurie dirba su sportininkais, juos mes mokinom, jaunąją kartą jie tikrai moka viską daryti ir kiekvienas, kuris dirba su sportininkais, aišku, galbūt tik tais, sakyčiau, turi šiek tiek, ten neįsižeidžia žmonės, kurie mažiau gal sportuoja, turi šiek tiek daugiau atsakomybės turi, nes visada žinai, kad tu tiesiog ir su paprastu žmogum neturi teisės klysti, bet šičia tokia atsakomybė, psichologinė našta yra ko gero didesnė, lyginant su kasdienė veikla. Tai va toks. Paprasti žmonės atrodo suplanuoja savo operacijas, konsultacijos žmonės pas jūs laukia mėnesius, bet su sportininkais, sporto traumomis. Operatyvumas turbūt yra kertinis momentas, kad sportininkas kokybiškai galėtų sugrįžti į didįjį sportą. Turbūt darbo valandos nėra nuo 8 iki 5, tai prisiminkit tas galbūt įsimintiniausias operacijas, kurias teko, nežinau, atlikti turbūt ir vakare, ir naktį. Ir... Klausimų 10 iš tikrųjų ir mes ir dabar bandom įdiegti tą vadinamą žalią koridorių profesionaliam sportininkus. Iš tikrųjų neturi laiko laukti, jeigu mažiau sportuojantį žmogų, kasdieniai veikloj, ligoniniai, kur darom kasdien tikrai daug operacijų, žmogus suplanuoja, gali laukti ir nėra tokių būklių. Yra tokių būklių, kurios netidėliotinos, bet sportininkui kiekviena būklė realiai kainuoja daug ir su jais mes turime elgtis kitaip. Reikia reaguoti greitai, tuoj pat ir žinoti, ką darai, jeigu nežinai, pasitarti. Aš atsimenu, kaip pradėjom mes šitoj vietoje, aš pats esu buvęs profesionalus krepšininkas kažkada tai žinau, ką tai reiškia ir tiesiog žinai, ko reikia žmogui, ne visada ten reikia kažkokio labai specifinio gydymo, galima daug ką kitaip, mes ten vadinam sportininko, sakykime, kardiologai vadina sportininko širdis, mes ten galim pavadinti sportininko sąnarys ar taip toliau. Šiek tiek skirtingai elgtumėmės gydydami nesportininką.
neturim to laiko, kartais nepadarom vienu metu tą, ką reikėtų iki galo padaryti, pasilikdami vėlesniam laikui. Daug niuansų iš tikrųjų, bet taip, sportininkai jie laukti tiesiog negali, mes tą turim suprasti, bet sveikatos sistema mūsų iš tikrųjų turbūt neadaptuota šitam dalykui, todėl daugeliu atveju turbūt nepavyksta tiesiog dideliai ligoniniai kažkaip operatyviai šitą padaryti. Tai todėl kūrėsi sporto medicinos klinikos ir kurios tiesiog dedikuotos tam, kad sportininkas gautų greitai tai, ko reikia. Ir tų sistemų yra aišku labai daug. Ir mes matom, turim pripažinti, kad yra tų problemų ir bandom jas spręsti. Daugelį metų buvote ir krepšinio rinktinės vyriausiasis gydytojas, ne dešimtis, turbūt o šimtus ir kitų sporto šakų sportininkų operavote ir vėlgi atrodo ant kortos pastatyta tiek daug, tai jums pačiam, kaip žmogui, su kokiais jausmais tenka susidurti, kai jūs žinote, kad jūsų gyvybiškai reikia aukščiausio lygio sportininkui, o juk ir pačiam norisi turėti asmeninį gyvenimą, savo laisvą laiką, ir atrodo, kad niekas to nesupranta, bent jau taip atrodo iš šono. Na taip, to asmeninio gyvenimo ko gero nėra šitoj vietoj. Labai daug jo, nesakyčiau, kad nėra, bet jo yra labai mažai. Aš turbūt laimingas, kad turėjau gerą partnerį, Vytenį Trumpicką, su kuriuo mes ir pradėjom dirbti rinktiniai. Ir dalindavomės darbais, tai Vytenis darydavo, ko gero aš vadinčiau, jisai buvo vyrgydytojas rinktinės, aš buvau padėjėjas, nes aš kaip chirurgas negalėdavau visos vasaros paaukoti rinktinė, aš prisijungdavau dažniausiai tada, kada daugiau mažiau problemų, arba kada reikėdavo, arba važiuojant į čempionatą, olimpiadą, pasaulio Europos čempionatą. O Vytenis būdavo nuo pradžios iki galo. Ką reiškia nuo pradžios iki galo? Reiškia, nepradedi tada, kada sportininkas renkasi į stovyklą, kada jau reikėsim ruoštis čempionatui. Su jais turi pradėti dirbti gerokai anksčiau, tu turi komunikuoti su treneriais, su fizinio rengimo treneriais, su pagrindiniais treneriais, žinoti sąrašą kandidatų, kas planuoja būti, jeigu kalbant apie krepšinį. Tada tu žinai to žmonės, turi juos kažkokiu būdu iki jiem atvykstant protestuoti, pražiūrėti, ar jie sveiki, ar jie gali, ar jie turi kažkokių problemų. Jeigu turi problemų, kurias galim sutvarkyti, mes turim sutvarkyti. Iki pradžios pasiruošimo, tai reiškia, tas darbas prasideda gerokai anksčiau. Tai aš galbūt nepraradau tiek to asmeninio laiko, lyginant kiek Vytenis prarado to asmeninio laiko. Tikrai kenčia šeimos, kenčia vaikai, kenčia viskas, bet iš kitos pusės tai yra įdomu, tai yra dinamiška, bent jau pradžioj. Po to, aišku, tampa rutina po kažkiek tai metų, bet tiesiog, kai tu žinai, kad tu gali padėti ir nuo to, aišku, irgi yra pasitenkinimas, tai aišku, kažkurį laiką pamiršti asmeninį gyvenimą dažniausiai, bet taip, labai daug atima laiko, nepaprastai daug, o man tai, kaip dar ir chirurgui, kuris, sakykime, turiu kaip ir sportininkas turi treniruotis, tai aš turiu treniruotis operaciniai, tai negaliu ilgam laikui iškristi, tai man ten maksimum būdavo 3-4 savaitės, kas yra irgi labai daug. Irgi labai sunku derinti tą darbą, tai aš mažiau nukentėjau, aišku, negu kad Vytenis, bet vis tiek tas mėnesis būna sunkus, dar mėnesių reikia atsigauti, jeigu kalbant apie pasiruošimą rimtom varžybom, kažkas panašaus. O atsigavimui laiko nėra, nes reikia grįžti į operacinę? Iš karto turi grįžti, iš karto laukia pacientai, tu jų irgi negali prarasti, nes jeigu pacientas, kiekvienas žmogus turi savo bėdą, jo bėda yra svarbiausia, jeigu jis tavęs prašo, aš dabar nesugebu visiems padėti, tiesiog dėl laiko stokos ir dėl darbų gausos, bet vis tiek stengiasi kiek įmanoma, tai negali dažniausiai pasakyti ne, turi netgi selekcionuoti, kam reikia greitai, kas gali palaukti, tą darbą turi pats daryti, dabar šiek tiek jau mokinamės, personalas padeda šitą daryti, bet taip, asmeninio laiko yra mažai, poilsių laiko yra mažai,
bet tokia turbūt ne tik sporto mediko, bet ir chirurgo dalia. Bet sporto medikas, jeigu kalbant apie sporto mediką, aš matydavau, ką Vytenis darydavo. Treniruotė, jeigu prasideda anksti, turi dar anksčiau atsikelt, pasiruošti, žodžiu, viską valdyti, visą laiką strese, visą vasarą realiai strese. Ir tas stresas, aišku, veikia ir kai grįžti į šeimą, reikia laiko vėl adaptuotis, ten tokių visokių ir negražių žodžių prisirenki iš to streso, turi vėl grįžti atgal į normalią visuomenę, kažkas tokio. Pati turėjau irgi kelio menisko operaciją ir atsimenu, kad po narkozės pramerkus ir sutikus tave operavusi gydytoją, tu jį žiūri kaip į, nežinau, tą žmogų, kuris turi pasakyti, kad tau viskas bus gerai, kad tu grįši kaip įmanoma greičiau į didįjį sportą. Jums tai yra tekę daryti 1000 kartų, bet turite kažkokią savo taktiką, kai sportininkas tiesiog įsikabinęs žiūri, galbūt su ašaromis ar netgi verkiantis akyse, jūs galbūt visokių atvejų būna, pasakote visą tiesą atvirai iki detalių, ar tuo momentu, kai jisai tikrai yra tokioj jautrioj būsenoj, kažką kartais ir nutylite ir pasakote galbūt vėliau, galbūt jo treneriui ar kineziterapeutui. Jo, labai jautrus dalykas iš tikrųjų. Mes turim sakyti tiesą, dažnai nesinori jo sakyti, nes visokių situacijų aišku būna, bet mes tą tiesą kažkaip išmokstam kitaip pasakyti. Visą laiką turi būti pozityvus, netgi tiesiog, kaip ir sportininkui kartais nesiseka, taip ir ten operaciniai ne visada viską gali padaryti, ar ten patologija kažkokia būna, kur tu matai, kad tiesiog tu nesi dievas, bet vis tiek padarai viską, ką geriausiai, ką tu sugebi, kas įmanoma. Jeigu jau visą laiką galvoji apie tą žmogų, ateidamas kitą dieną arba po narkozės atsibūdus, visą laiką tu jau galvoji ir jau, kadangi mano tos operacijos dažniausiai yra viduje, mes su kamera viską matom, tai jau įlindus jau turi tų jausmą, jau pas mane, žinau, adrenalino kiekis padidėja, jeigu matau, kad aš ne viską galėsiu padaryti, jau tu iškart žinai, turi tą jausmą, kas ten laukia, bet aišku, žmogui tu negali pasakyti, kad ten po 10 metų tau bus kažkas, o gal jisai jam reikia dabar gyventi. Tai tą tiesą mes vis tiek turim pasakyti, kadangi turi sustatyti tolimesnį gyvenimą žmogaus, bet tą tiesą mes labai linksmai turim optimistiškai pasakyti, o po to jau grįžęs namo galvoji, nemiegi, kaip toliau suktis iš padėties, ką toliau daryti, kaip ten padėti. Ir dažniausiai, bent jau aš nežinau, kaip kiti, kaip ir mano žmona sako, per daug jautriai viską priimu, bet turbūt kitaip neįmanoma. Tai reiškia, grįžęs ten sapnuoji košmarus, kad va ten taip ir taip, o atsikeli ryte ir viskas būna normalu. Ir ten daug tikrai yra tekę naujų operacijų Lietuvai padaryti Lietuvoje, kada nuvažiuoji kažkur kitur, pasimokini, aš daug ir Skandinavijoje buvęs ir kitose šalyse ir atvažiuoji čia, žinai, kad reikia kažką naujo daryti, geresnio negu iki šiol darėjai. Tai išoperuoji pacientą ir tu kitą dieną, aišku, naktį nemiegi, kitą dieną skubi labai anksti pasižiūrėti, ar ten viskas gerai, ten aišku viskas būna gerai. Bet vat su tais jausmais kovoju visą laiką. Kažkada savo, kai jaunesnis buvau, sakiau, kad chirurgas turi būti robotas, realiai, bet po to supratau, kad robotas irgi žmogus, neįmanoma. Tu turi būti ir žmogus. Vien robotas būdamas, tu gerai, operaciniai, tu pamiršti apie viską, bet tu toliau turi su žmogum komunikuoti. Operacinės darbas yra tik tai dalis to darbo. Toliau laukia didelis darbas ten, jeigu sunkesnė trauma, dažniausiai reikia 6, 9, 12 mėnesių, kol žmogų gali paleisti saugiai toliau sportuoti. Tai va, visą tą laiką turi gyventi su tuo žmogum realiai. Turėjote išmokti per tiek metų ir psichologų turbūt būti ir tos savybės čia labai, labai svarbios gydytojams, kai jie turi įvairias situacijas. Taip, tikrai taip. Čia tikrai labai svarbu yra. Labai svarbu kaip chirurgui pirmiausiai motyvuoti save, jeigu kažkas nesiseka ar ne, niekada nenuleisti rankų, nes dabar mes ir vakar turėjom tarptautinę konferenciją, kur tikrai daug kas keičiasi ir dabar technologiniam amžiuje realiai keičiasi kasmet.
ką mes darėm prieš metus, jau aš manau, kad mes kitais metais kažką kitaip darysim. Ir tu turi spėti būti tame, dalyvauti. Ir dažnai būna, reiškia, tu visą laiką turi mokintis. O mokiniesi dirbdamas, dėja, kitokių variantų nėra. Ir aišku, viskas tas saugiai daroma, ten neeksperimentuoji kažkiek tai. Tai reiškia, būna ir kažkas nepasiseka, reiškia, tu turi pirmiausiai psichologiškai motyvuoti save, kad nesustoti, tikrai judėti, galvoti, ką gali padaryti geriau ir tada padaryti geriau. Ir aišku, didžiausia trauma būna žmogui, kurį tu gydai. Tai jisai ne tik ta fizinė trauma būna, bet jam stoja gyvenimas. Aš jau nekalbu apie profesionalius sportininkus, jų yra tik tai 1%, 99 yra mes visi, ar ne? Tai reiškia, vis tiek mes dirbam daugiausiai su tais 99%. Tai reiškia, jie turi nedirbti kažkurį laiką ilgesnį, mažesnį, aš jau nekalbu ten apie sportavimą. Bet žmonėms sportavimas dabar, džiaugiuosi, yra labai svarbus, tai jie ant to užsikabina, tai labai daug reikia kalbėti su jais ir aiškinti, kurį laiką tu to negalėsi. Taip, psichologija yra šalia. Be jos turbūt neįmanoma. Nežinau, jeigu nebūtumėm ir psichologai, mes turbūt neturėtumėm pacientų, neturėtumėm darbo. Apie tą psichologinį spaudimą jums norėčiau dar paklausti, nes aplinkui sporte viskas pastatyta ant kortos, atrodo, medaliai, šlovė, dideli honorarai ir jūs pats esate sakęs ne viename interviu, kad tą psichologinį spaudimą tikrai patirėt ir iš paciento, ir iš jo trenerio, ir iš aplinkos, tai kiek tos situacijos turbūt per tiek metų išmokote su jomis kažkaip susidoroti, bet jos tikrai turbūt su sportininkais neretos. Tikrai taip, galiu papasakoti vieną atvejį. Jau dabar tas krepšininkas, sportininkas jau baigė karjerą, jis žino, nesupyks, galim ir be pavardžių, turėjau labai patyrę rimtą traumą, plyšo kryžminiai raiščiai, turėjo rimtą kontraktą, karjeros viršūnė, ne Lietuvoje, užsienio klube, žaidė tikrai rimtą traumą, patyrė kryžminis raištis, jisai tuo metu Italijoje sportavo ir jis tiesiog nusprendė, kad operuotis pas mus, bet kartu su juo atvažiavo italų chirurgas, kuris irgi dirba su ta komanda ir buvo tokia situacija, kad mes prieš operaciją susėdom išgerti kavos su tuo chirurgu, aptarti šiek tiek tą taktiką, ką mes darysim. Ir jis man sako, nu va, aš atvažiavau čia pasižiūrėti, jeigu operacija pavyks, tai jam kontraktą pratęsim. Jeigu nepavyks, tai tada kontraktą nutraukiam. Aš jaučiu, kad man, kažkas tai biški rankos drebėt pradėjo, kažkas tokio. Na ir visai, aišku, paprašė dalyvauti operacijų, jis stovėjo man už nugaros, pasiėmiau skalperį, jaučiu, kad šiek tiek rankos dreba, atsakomybė jau ir prieš tą žaidėją. Nu, paskui turėjau viduj daug kartų nusikeikti ir tada jaučiu, kad pagerėjo. O tada jau pasidariau pjūvį, tada mes padarėm. Tai tokį psichologinį spaudimą mes praktiškai jaučiam, operuodami ar gydydami, ko gero, kiekvieną tą jau topinį sportininką, kur tu žinai, kad treneris tau skambina, klausia kada kaip, ir tu žinai, kad jisai tau žinutę parašyk po operacijos, kaip pasisekė, kada jisai grįž. Ir šitas, aišku, slegia. Tu turi šitą kažkuriam laikui padėti šoną. Aišku, gerai, kad operuodamas tu tiesiog negali fokusuotis į pašalinius dalykus, tu jau turi tiesiog žiūrėti ten, ką daryti. Tai va, tas stresas turbūt per kokias 5 minutės praeina. Jis ne visada būna, išmoksti. Dabar aš jau išmokau, jeigu dabar būtų tokia situacija, tai aš turbūt neleičiau net jam eiti kartu į operacinę ir sakyčiau, palik mane ramybėj, jeigu jaučiausi kažkaip kitaip, bet tuo metu tai buvo, bet dabar tiesiog atvažiuoja tikrai daug kolegų, ne iš Lietuvos pasižiūrėti, ką mes čia darom, mes važiuojam kitur ir tie kolegos ir kartu nusiplauna rankas ir kartu jie operuojam ir žiūri, dabar jau tokios jau nebėra, turbūt su patirtim ateina tas toksai, nežinau, ta psichologinė išmintis, kad tu vis tiek žinai, kad tu turi daryti tą, kad niekas kitas nepadarys ir tiesiog nusiteikimas. Kaip ir sportininkui nusiteikimas, daug mačiau, kaip jie nusiteikinėja prieš
labai atsakingas varžybas, kada ten atrodo, man viduriai sukasi, o kas jų viduj turi būti, tai tiesiog išmoksti, šitą turi išmokti dėja. Jūs pats nekartą jau mūsų pokalbyje šiandien nusiminėte apie tas nesėkmingas ar netokias, kaip tikities operacijas ir medicina turbūt čia neišvengiama, bet to kaip tos situacijos, kaip gydytojus chirurgui su tuo susidoroti, nežinau, vėlgi jūs, kad nebijotum vėlgi bandyti, kad visko įmanoma ir kai tu ten neini, gali rasti viduje sportininko ar paprasto žmogaus visko. Taip. Nu, čia sudėtinga, aišku, situacija yra tikrai sportininkų, yra žmonių, kuriem darom 4-5 operacijas tam pačiam sąnary, tikėdamėsi kažko tai ir būna, kad kažkas, aišku, kažkas tai įvyksta kažkokia komplikacija. Vis tiek yra tam tikras procentas komplikacijų. Mes, jeigu konferencijose atsistoja kolega ir sako, kad aš turiu 0 komplikacijų, ima juokas, nes taip nebūna paprasčiausiai. Kaip sakau, žmogui čia nėra padangos pakeitimas ir keičiant padangą mašiną irgi visko įvyksta, ar ne? Tai čia jo labiau, čia yra kiekvienas žmogus skirtingas. Kiekvienas žmogus turi skirtingus lūkesčius. Kiekvieno žmogaus imuninė sistema kitokia. Galiausiai ten aplinka dar kažkur tai kažkas, tai ką tu kontroliuoji viską, aišku. Kontroliuoji sterilumą, kontroliuoji personalą, kontroliuoji viską. Ne visada visiems tas patinka. Turi būti ir griežtas ir savo, ir aplinkai. Yra visokių situacijų, aišku, bet tu turi tą daryti, privalai tą daryti, nes žmogus, kuris... Tačiau, kad ir ką tu bedarytum, yra nedidelis procentas, bet yra tų komplikacijų. Jeigu jos būna, aišku, tada viską meti ir tada vis tiek nenumeti to žmogaus. Visada žmonėm aiškinu, kad žmonės nori, kaip jūs sakėt, kad nori tiesiog atsibudus pasižiūrėti kaip į Dievą ir dažnai prašo, aš jūsų pacientas. Ką tai reiškia? Reiškia, imkit mane ir iki galo. Nu, dėja tai neįmanoma, bet vis tiek žmogui pasakai, kad davesim iki galo. Aš net juokaudamas sakau, kad nueitų tas stresas, išrašysim garantinį taloną. Tikrai, nebijokit. Duosim kažkokią garantiją kažkur tai kažkaip tai. Ir vis tiek daved iki galo. Jeigu turi komplikaciją, tu turi arba pats, arba jeigu nesugebi su kolegų pagalba šitą vis tiek kažkaip tai išspręsti. Ir tą mes darom. Tiesiog kitaip nėra. Tu negali numesti to žmogaus, nes visada galvoju, kad keliaudamas daug mačiau, tikrai daug pažįstu labai, kaip sakau angliškai, top level savo srities chirurgų, su kuriais kiekvienais metais susitinkam kažkur tai, ar jie atvažiuoja pas mane, ar aš važiuoju pas juos. Ir mes daug diskutuojam ir vis tiek tu matai, kad ir kas tu bebūtum, vis tiek tu turi tų daiktų, tų nesėkmių ir mokiniesi kaip jas spręsti ir jų neišvengsi tiesiog, bet tu turi su tuo susigyventi, nenumesti, nebėgti nuo to, tu turi priimti tai tiesiog. Yra labai sunku, aišku, galbūt yra kas nori numesti, bet čia blogas kelias, turi tą priimti, tai yra tavo ir tu turi išgyventi. Ir tiesiog tai yra kasdienybė, linksmai, džiaugsmingai tą priimi, kaip ten bebūtų, būna visokių situacijų, pacientai aišku pyksta ir suprantama, jų gyvenimas keičiasi ir daug turim ir išgirsti ir, kaip kartais sakau, ir kaip kempinė sugerti, jokiais būdais, kai buvau jaunas, bandydavau ginčytis su pacientais, ne, tai negalima. Tada mes iškart per socialinius tinklus gaunam tą feedbacką ir tu tada supranti, kad kažką negerai padarėjai, negerai pakalbėjai. Turi priimti, turi suprasti, kad tai tavo. Tai yra vėl psichologija, vėl be to neįmanoma. Ir netgi su sportininkais, kaip yra, mes tarkim, sportininkai visada, kai kalbi, kažkas turi operaciją, tu iš karto klausi, kas operavo. Ir nedaug dieve, ir tai nebūtinai operacijos metu kažkas nepavyksta, bet tarkim, netinkama reabilitacija, per greitas grįžimas į sportą. Bet viskas atrodo, visa atsakomybė krenta ant būtent operavusio gydytojo pavardės ir taip dažnai atrodo taip išgirsti ir mes taip netgi tarpusavyje sportininkai kalbame. Tai turbūt vėlgi ta našta, kuri tenka jums,
Aišku, galbūt tos kalbos ne visos jūs pasiekia, bet tenka išgirsti, aš nežinau. Pasiekia, tikrai pasiekia, taip, tikrai taip, tu esi atsakingas realiai, nežiūrint to, kad ten kažkas, bet mes esam kolegiški, kad ir matai, kad kažkur kažkas ten kažkur nuslydo, niekada, bent jau aš, nežinau, niekada, visada prisiimu savo arba net nekomentuoju, tiesiog sakau viskas, vakar diena istorija, rytdiena paslapti, šiandien yra va tai, ką mes turim daryti, ar ne, ir darom tą, ką reikia daryti. Bet viskas krenta ant operavusių dažniausiai, bet yra, aišku, diskutuojama ir dabar Lietuvoje ta tiesiog žalos, va, tie vadinami dalykai, kada visur pasaulyje yra tas jau sutvarkyta, kad mes žinom, kad medicina turi tam tikrą kiekį komplikacijų, bet gydytojas, jisai nežinau, ar gydytojas specialiai kažką blogo darytų, nemačiau dar ne vieno tokio ir tikrai nepamatysiu, nes tai yra stresas, kažkas taip nepavyksta. Kažkas dar turi jaunimą mokinti, jie šalia, turi leisti ir jiem prisiliesti saugiai, viską kontroliuojant. Yra žmonių, kurie jau atvažiavę sako, aš nenoriu, kad prie manęs kažkas liestusi, bet mes, jeigu dirbi universitetiniai ligoniniai, žmogus turi pasirašyti taip, bet visa atsakomybė vis tiek krenta ant tavęs. Ir tu turi saugiai žiūrėti, spėti kažką tai ir matyti, ir būti ir psichologas su savo mokiniais, matyti, jau perskenuoti, ką jis gali, ko dabar, ką galės rytoj ir taip toliau. Ten man vienas buvęs mano irgi rezidentas, dabar jisai dirba ne Lietuvoje, bet vis sugrįžta, tikrai dabar yra rimtas daktaras, ortopedas ir labai džiaugiuosi, tai jis man kaip tik vakar konferencijoje pakalbėjom, sako, aš atsimenu vieną pokalbį, kada jis dar buvo rezidentas, aš skambinau į Norvegiją savo pažįstamų, kad priimtų į fellowshipą mano rezidentą, būsiu atviras su ta mintim, kad pasižiūrės, kaip ten atrodo ir aš pats važiuosiu į Norvegiją dirbti, bet taip gavosi, kad likau čia. Tai tuo metu man šitas kolega dabar jau sako, man tai buvo gėda klausyti, kaip jūs kalbėjot su tuo vadu Norvegijoje apie mane, kad aš moku ir tą, darau tą, moku ir tą, aš tuo metu nei to nedariau. Bet aš jam sakau, bet palauk, aš jau tavį mačiau, kad tu tikrai tą darysi, aš tikrai nebūčiau sakęs, kad tu dabar tą darai, o tą reikėjo pasakyti, kad jį priimtų, bet aš žinojau, kad jis tą darys. Tai tu turi net ir nuskenuoti ir net tokius dalykus. Tai va, bet aišku, visa atsakomybė krenta ant tavęs, bet išmokstam ir su ją gyventi. Skenuojate ir sportininkus ir pats prieš mūsų pokalbį minėjote, kad vakar stebėjote Žalgirio rungtynes ir atrodo širdis vis dar suspurda tam tikrose situacijose, kur kontaktas galbūt, kur galima trauma. Tai per tą ilgametę patirtį, kokias galbūt pagrindinės priežastis išskirtumėte, kodėl sportininkai patiria traumas? Mes, aišku, yra kontaktinis sportas, yra kitos sporto šakos ir ta specifika, bet taip, jeigu apibendrintai, galbūt tos didžiausios bėdos, kurias galbūt ir patys sportininkai padaro, neišvengdami traumų. Taip, čia turbūt esminis dalykas, dirbant su sportininkais, esminis dalykas yra ne traumų gydymas, tai yra svarbu, bet yra kaip išvengti tų traumų, reiškia prevencija. Baisus žodis. Taip, baisus, labai baisus, neapibrėžtas, no money, nėra pinigų šitam dalykui, kai tu gydai kažkokią bėdą, ligonių kasos skiria pinigus, viskas tvarkoj, visiems viskas aišku. Prevencija, ką matau dabar, nedaugam aišku, mum aišku, jum aišku, bet daugam neaišku, arba aišku, bet nėra galimybių, ar ne? Bet tai yra svarbiausias dalykas sportininkui, ir ne tik sportininkui. Mes dabar jau diskutuojam, kad tai yra svarbiausias dalykas vaikų amžiuje. Jau mokykloje mes turim užsiimti prevenciją, kad tas vaikas vaikystėje nepatirtų traumos. Nes jeigu vaikas vaikystėje patiria traumą, reiškia, ką tai reiškia? Kai jam bus 40 metų, kai jam bus 50 metų, jau galbūt jam reikės keisti sąnarį, ar ne? Tai yra gera operacija, bet tai jau yra gyvenimą keičianti istorija, ar ne? O jeigu išvengtų traumos, jis būtų labiau fiziškai aktyvus.
tai sportininkui profesionaliam ypatingai yra tai svarbu. Ir aš iš tikrųjų džiaugiuosi pastaruoju metu, ką čia mums bendrom jėgom pavyksta su nacionalinė sporto agentūra. Tai tikrai labai džiaugiuosi, nors girdžiu daug politikavimo, turbūt irgi tai yra normalu, bet aš tame nedalyvauju, neturiu tam laiko, bet tikrai darom gerus dalykus. Ką aš matau, kad prevencijai bent jau šita organizacija skiria daug dėmesio, nes taip, aš rungtynėse matau kiekvieną žaidėją, žinau kiekvieną jo kūno dalį, kiekvieną sąnarį, ką jis gali, ko negali. Mes aptariam su komandos medikų personalu, kuris yra stiprus ir visą laiką komunikuojam. Bet jeigu jau sportininkas patiria traumą, jau blogai, tai prieš kiekvieną sezoną testuojam, to atrodytų, kad užtenka, deja to neužtenka, vien ištestuoti ir suprasti, ką reikia koreguoti, toliau tu turi koreguoti, irgi to deja iki galo neužtenka, toliau tu turi monitoruoti, reiškia vėl retestuoti, pasižiūrėti, ar tavo ta korekcija davė efektą. Tikrai būna dažnai, kad ta korekcija neduoda efekto, reiškia tu turi kažką keisti. Komunikuoti su fizinio rengimo treneriais, su kineziterapeutais. Ir tai yra tikrai nematomas, juodas, didelis darbas, kuriam pinigų mūsų sistema deja neskiria, ar ne? Reikia pripažinti. Yra šalių tikrai, iš kurių mes imam pavyzdį, kur tikrai šitiem dalykams skiriami dideli pinigai. Minėkite šalis. Tai yra Olandija, Nyderlandai, tai yra Jungtinės Amerikos valstijos, Čekija, Norvegija, Švedija. Nėra daug, ar ne, bet šitos šalis skiria, kartu turėdamos irgi kažką panašaus ar į nacionalinę sporto agentūrą, ar olimpinius komitetus, tų modelių yra tikrai daug, bet jie vis tiek susiveda į tą patį, kad šitoj vietoj reikia suprasti, kad tiesiog už dyką šitoj vietoj nieko nepadarysi, ar ne, o tų viešų pinigų nėra, iš kažkur tu turi kažką gauti. Tai gerai, mes sportininkams profesionaliems turim rėmėjus, kuriem tikrai esam dėkingi. Irgi nėra lengva jiem įrodyti, kad va tie pinigai reikalingi tam, kad tas žaidėjas, sportininkas galėtų sudalyvauti efektingai olimpiadoj. Ne tik sudalyvauti, bet efektingai sudalyvauti. Mesgi matom, norim medalių. Taip. Jų reikia visiems ir tai yra suprantama, tai yra siekis, be tokio tikslo, ko gero, neverta net ten važiuoti. Bet aš matau, kad nemažai tikrai sportininkų nuvažiuoja tam, kad tik tai sudalyvauti. Nes tai yra irgi turbūt vieną kartą gyvenime. Aš pats buvau 2 olimpiadose, tai yra wow, iš tikrųjų. Ir tikrai sportininkų ypatingai, kada ta karjera netrunka taip ilgai kaip gydytojų, ar ne, mes šitoj vietoj laimingi. Tai reiškia, prevencija retestuoji, žiūri, jeigu dažnai matai, kad kažką netaip darai, vėl turi surasti, ką toliau daryti. Ir toliau turi įvertinti, o sunkiausias darbas yra atsisėsti, pasidaryti tą vadinamą overview, statistiką, jeigu įmanoma, ir pasižiūrėti, kurioj vietoj, suprasti, kurioj vietoj mes iš vis kažką netaip darom, kad užbėgti kelią ir užkirsti kelią va tiem visiems dalykam. Aš nekalbu apie tas jau rimtas, sakykime, kryžminių raiščių traumas, aš kalbu apie raumenų plyšimus, patempimus. Po jo 6 savaitės praktiškai sportininko nėra tokiam pajėgume, kokiam treneriai prašo, kad būtų. Ir tiesiog, tai prevencija yra tikrai nematomas dalykas, dėja nematomas. Jeigu traumą gydai, tai iš karto matosi, gerai, va, gudas matomas ar ne, ar kažkoks kitas kolega šalia sportininko nusifotografuoji, kažką parašai, visi tave mato, socialiniuose tinkluose daug laikų, kažkur tai kažkas panašaus, bet tai yra viršūnė, reikia apačią matyti, aš nemėgstu šito dalyko. Kai manęs prašo kažkur nusifotografuoti, nemėgstu, bet žinau, kad tai irgi reikia kartais, bet va tas nematomas darbas yra turbūt pats svarbiausias. Bet jis, kadangi nematomas, tai yra ir kaip sakau, no money. Vieną dieną jų yra, kitą dieną nėra.
kiek įmanoma mes padarom without money. Bet neįmanoma, tai yra technologijos, tai yra vis tiek šitoj vietoj yra šalia biznis, šalia kompanijos, visi bijo, aš kaip matau, tos perdėtai turbūt ten viešieji pirkimai, bijo korupcijos, taip, jos reikia bijoti, bet šitoj vietoj kartais matau, mes per daug bijom ir reikia laukti, nežinau, 5 metus, kol mes kažkokią technologiją, kuri jau yra kažkur, tai mes ją galim naudoti. Tai šitoj vietoj turiu pripažinti, nežinau, gal čia ne vieta tą sakyti, kad laimiai, kad yra privatus sektorius, ar ne, kuris šiai dienai, aš sakyčiau, gelbėja šitą situaciją. Taip, mes galim sakyti, kad taip neturėtų būti, bet taip yra. Ir be privataus sektoriaus sporto medicino aš neįsivaizduoju, kaip aš galėčiau padėti sportininkui užsimti prevenciją. Tai privačiam sektoriui mes tikrai užsimam prevenciją ten, kur domisi šitoj vietoj. Tai ir mes matom, kad jeigu mes tą darom efektyviai, kontroliuojam šitą, ne tik užsiemam, kad tik užsiimti, tai mes 60% atvejų sumažinam tų nekontaktinių traumų riziką. Tai yra daug, reiškia 60% atvejų mažiau patirs tie profesionalai, patirs tų traumų ir tikrai tai veikia. Bet turiu pripažinti, kad ir sportininkai ne visada supranta šitos prevencijos naudą, jie supranta ją labiau, kada patiria traumą. Bet tai jau nėra prevencija. Tai yra jau reabilitacija. Tai yra ir jo reabilitacija, bet tai yra ta jau antrinė prevencija. Jau mes vadinam secondary prevention. Not primary, but secondary. Tai vis tiek yra prevencija. Ir tada jau jie tikrai viską daro. Ir tikrai yra daug atvejų ir vat, pavyzdžiui, Rimas Kaukėnas, kuris yra čia pavyzdys man, aš kada dirbau kartu rinktiniai, tai jis sugebėjo po 2 kryžminių rekonstrukcijų taip viską padaryti, kad jo ta koja operuota dominavo, buvo stipresnė negu ona. Reiškia viską, bet jis tam dedikavo labai daug dėmesio. Tai tu turi skirti tam dėmesio. Ten praktiškai turbūt neprofesionaliam sportininkui kasdien po 2 kartus susiminėti, turbūt misija neįmanoma. Čia taip reikėtų. Taip reikėtų bent jau pradžiai. Ir mes tą tikslą kartu su mano kolega Vyteniu Trumpicku, kai pradėjom, aš vieną kartą labai juokiausi, kai atėjo paprastas žmogus, nesportuojantis, ir Vytenis sudarė tokią programą kaip profesionalų, sako, ką aš dabar turiu 2 kartus per dieną, po 3 valandas susiminėti ir šitaip 2 mėnesius, aš pradėjau taip juoktis tiesiog, tai tu turi žinot, kad tai neįmanoma, bet profesionalas gauna šitą, reiškia, jis gali tą prevenciją daryti. Tai tada, aišku, tos pakartotinos traumos rizika, jinai vis tiek egzistuoja, tai irgi sumažinam reikšmingai. Tai prevencija yra turbūt numeris 1 profesionaliam sporte, kuris, būdamas numeris 1, yra numeris turbūt 100 realiam gyvenime. Deja, tokia situacija. Bet jeigu tą prevenciją užsimtum tikrai laiku, jauname amžiuje, kada reikėtų tai pradėti, mano toks pirma klausimo dalis, turbūt tos laiko sąnaudos skiriamos tai prevencijai tikrai būtų mažesnės, nei mes dabar kalbame po sudėtingų operacijų ir visa kita. Tai kada pradėti ir kiek tada užtektų laiko, tarkim, čia galbūt kurie treneriai mūsų klauso, vėlgi tas požiūris ne tik sportininkų, turbūt dar priešiškas, bet ir trenerių, neslėpkim to, tai kiek reikėtų tada skirti, jeigu sistema veiktų ir priimtume ir sportininkai, ir treneriai, kad to reikia. Aš kaifuoju kalbėdamas su jumis iš tikrųjų, nes jūs viską labai giliai suprantat. Jeigu visi, kurie tame būtų įtraukti, va taip suprantu, manau, kad daug padarytumėm daugiau. Taip, vaikystėje reikia tą pradėti, ar ne? Mokykloje. Ką mes su nacionalinė sporto agentūra ir bandom, ir jau buvom optimistiški, pernai ir dabar dar esame optimistiški, ir ES sporto traumatologijos draugija asociacija mus statė kaip numeris 1 pavyzdžių, ką mes dabar turim, kokią idėją ir ką mes darom. Kad mokyklose padaryti privalomą prevencijos programą, ar ne? Tai reiškia nepasirenkama, bet privaloma. Reiškia fizinio rengimo mokytojai, ar ne, treneriai, kas nors, bet kas mokytojai, privalėtų išmokinti, patys pirmiausia išmokti,
ir išmokinti vaikus va tų elementarių. Aš čia nekalbu apie kažkokį kosmosą. Taip, taip. Ten mes jau turime tą išverstą, tą animuotą filmuką, kurį visiems rodau. Ir kurie pirmą kartą pamato, tai wow, jis lietuvių kalba prieinamas viešai. 3 pratimų rūšis, pradedant, jeigu to išmoktų kiekvienas mokinys per fizinio lavinimo pamoką, aš suprantu, kad reikalinga ten ir kamuolį pamėtyti ir taip toliau. Ir tai gal mokiniams nelabai pradžioj patiktų, nes tikrai reikia išmokti. Bet jeigu jie tą išmoktų, aš garantuoju, kad tikrai daugiau negu 60% problemų nebūtų ateityje. Ir aš nebijau kaip chirurgas prarasti darbo šitoj vietoj. To darbo tikrai apstu. Bet jau yra įrodyta, kad šitos programos veikia ir ką mes bandom padaryti mokyklose yra jau kai kur daroma ir jos tikrai veikia. Tai ta programa apima, kad pirmiausia, aišku, tai nėra labai paprasta, tai aišku skamba paprastai. Tai yra labai daug laiko sąnaudų išmokinti pirmiausiai personalą, reiškia mokytojus, trenerius, ar ne? Šičia netgi kai kurios šalis, Jungtinės Amerikos valstijos, įtraukia ir tėvus, ar ne, kurie jau čia kalbu apie tuos, kurie sportuoja šiek tiek daugiau negu bendrai, reiškia, tu turi juos išmokinti. Kas įdomiausiai, kad neužtenka ten 1, 2, 3 seminarų, kas atrodė, kad užtenka, kai tu pabandai ten dabar Jungtinės Amerikos valstijos iš tikrųjų yra turbūt numeris 1, kas ten daroma. Tai reiškia, jie žiūri, stebi. Pirmą išmokina trenerius arba mokytojus šitų prevencinių programų, tada atvažiuoja po kažkiek tai laiko pasižiūrėti, kaip jie tą daro. Ir mato, kad, sakykim, 60% nedaro taip, kaip reikėtų, reiškia, dar kartą mokina, ar ne? Po to jau 80% daro taip, kaip reikia, 3, 4 kartą, tada jau daugmaž 100% daro tą, ką reikia, mokina kitus, ar ne, patys išmokė. Reiškia, tai užtrunka apie metus, apie 2, ar ne? Vat kas įdomiausia, reiškia, jeigu tai yra politinis postas, šitą padaryti, reiškia, neužteks tų 4 metų iki kitų rinkimų tą padaryti. Kažkas turi tęsti. Kodėl pas mus Lietuvoje nėra tęstinumo? Ateis kažkas tai, kuriam tas nepatiks, nukirs, reiškia, viskas žlugo, ar ne? Aš tikiuosi, kad taip nebus. Tai va, ir tik tada po tų 2 metų prasideda jau tas tikroji prevencija, ar ne? Tada jau turi išmokinti tos mokinius, kurie irgi auga, jie keičiasi, ar ne? Tai va, čia toks ilgas, nematomas, juodas darbas, reiškia, laiko sąnaudų reikia labai daug. Mes bandėm daryti pilotinius tyrimus ir tikrai važiavom ir su nacionalinė sporto agentūra, su visa įranga į mokyklas, kuriom tai buvo įdomu. Tai įdomu buvo, galiu paminėti, pagirti LSMU gimnaziją, ar ne? Ten tikrai Lietuvos sveikatos mokslo universitetas, kitaip negali būti, jiems turi būti įdomu. Tai va, tai mes tą padarėm ir pamatėm, kad praktiškai kas antras mokinys yra tokioj rizikoj, kad tikrai yra problema. Bet mums toliau nepavyko deramai sukomunikuoti turbūt dėl abipusio laiko stokos nei su mokytojais, nei su tėveliais. Mes tą medžiagą, aišku, nusiuntėm, bet jinai ko gero nebuvo deramai panaudota. Bet čia ne todėl, kad kažkas kažko, čia reikia laiko, čia reikia dar kartą važiuoti, vėl žiūrėti. Čia yra sudėtingi procesai, tikrai sudėtingi. Galbūt jauniems sportininkams, jų tėvams ir treneriams pavyks išgirsti šitą pokalbį, aš labai tikiuosi ir galbūt tai paskatins mano galbūt kitas klausimas. Aš su jūsų bičiuliu ir kolega Tomu Patu dariau interviu ir jisai pasakė įdomią mintį, atrodo, kaip ir jūs pasakote, aš nebijau netekti darbo, kad realiai gamta žmogų sutvėrė tokį, koks jisai yra ir po bet kokios intervencijos, po bet kokios operacijos žmogus nebebus toks, koks buvo. Aš irgi kaip sportininkė galvojau, tai ką, operacija, reabilitacija, grįžtu ir aš vėl tokia pati sportininkė, realybė parodė visiškai kitą istoriją. Tai galbūt taip paskatintų tėvus, sportininkus ir trenerius suvokti, kad sportininkas realiai, mes turim Rimanto Kaukėno galbūt atvejį, dar kitus atvejus kelis, bet jis niekada po operacijos nebebus toks, kokį jį sukūrė gamta. Taip, tikrai taip, reikia tą, gal čia labai taip
baisiai skamba, bet kartais reikia ir pagazdinti. Būna ir taip, kad ir daugumą atveju turbūt, kad būna panašiai, sakykim, dar geriau, bet tikrai daugumą atveju vis tiek kažkas išlieka ir tu visą likusį gyvenimą turi dirbti, kad išlaikyti tą kondiciją, kurią tu nori. O todėl reikia pradėti su vaikais, nes ką dabar mato mokslas, kad ypač vaikai, ar ne, kompiuteriai, internetas, taip toliau, mažiau juda tikrai negu mes judėjom ir pas juos nėra tokio laipsniškumo. Jie nuo planšetės, nuo kompiuterio staigiai eina kažką daryti, nėra laiko, dinamika, sportuoja taip gal daugiau, bet kažkaip kitaip mes matom. Ir reiškia, traumų šitų rizika iš tikrųjų auga eksponentiškai, labai stipriai. Ypač, sakau, yra gerai angliškai skamba life-changing event. Jeigu kryžminis raištis plyšo, tai yra life-changing event. Tai yra tikrai supras tie, kam tas įvykę. Kam neįvykę, turbūt sunku suprasti. Tai ypač vaikų amžiuje ir kas dar pastebėta mergaitėm. Čia turbūt hormoniniai dalykai, ypač mergaitėm, dėl anatominių dalykų. Australijoje, Amerikoje padaryti šitie tyrimai, jie yra evidence-based, reiškia faktais grįsti, kad tikrai padaugėjo ženkliai kryžminių raiščių traumų. Tai reiškia tokių traumų, kurios keičia to viso žmogaus ir šeimos ir aplinkos gyvenimą, ar ne? Ir būtent šitų traumų mes galim išvengti. Ne 100%, jeigu tai kontaktas, jeigu tave kažkas numušė, taip, viskas, kita istorija, bet jos dažniausiai vyksta be kontakto. Ką mokslas išaiškino, kad keičiant kryptį, bėgant kitaip, keičiant intensyvumą, nusileidžiant kažkaip ne taip, tada plyšta kryžminis raištis, ar ne? Reiškia, aplinkui jokio žmogaus nėra. Reiškia, kai tą pasakai kartais ar tėvam, ar kažkam, ar treneriam, pasižiūri kaip į nelabai žinantį, bet realiai išanalizuota daugybė video medžiagos, ar ne? Ir realiai biomechaninių tyrimų daug padaryta, reiškia, šitos traumos įvyksta ne kontakto metu. O kas yra su vaiku? Vaikas auga, raumenynas, sausgyslės raiščiai nespėja stiprėti pakankamai taip, kaip auga vaikas, ar ne? Tai jeigu mes šitam amžiuje, nuo 12-11, dabar turiu pacientų 9-8 metų plyšo kryžminis raištis. Ką daryti? Jis dar auga. Ten negali kažko labai daryti, nes jis keičiasi, tu turi laukti, reiškia auginti. Yra tų metodikų, kada tu turi daryti, nes negali laukti, nes iš vis vaikas negali naudoti tos kojos, ar ne? Tai reiškia, būtent šitam amžiuje, kada vaikas stipriai auga, reikia jam taikyti šitas prevencinės programas. Ir jos, kaip aš minėjau, yra labai paprastos. Kartais, kai pradedi kalbėti apie tai, visi įsivaizduoja, kad čia reikės štangą kilnoti, kažką stumdyti, prakaituoti 2 valandas. Visiškai ne. Ten juokingai paprasti atrodantis pratimai, bet jie, jeigu tu juos teisingai darai, tu būni šlapęs po 10 minučių, bet jie yra tikrai labai paprasti. Ir jeigu vaikų amžiui tu tą darai, reiškia, kas vyksta. Skeletas auga, bet tu padedi raumenim koordinuoti, tą daryti neurobalansą, ar ne, kada labai svarbu koordinacija ir taip toliau, kad nusileistum teisingai, kad kelias nepakryptų, kad keisdamas kryptį irgi sukoordinuotų raumenį, susišnekėtų, reiškia, tu užsiemi tikrą tą prevenciją ir tu gali praeiti tą patį pavojingiausią amžių. Mes kaip kalbam, prevencijos komanda, kaip kalbam, jeigu jau plyš tiek to tas kryžminis, kai tau 20 metų, kada jau augimo linijos susidarė, tiek to. Jau čia visai kita istorija, negu tai įvyktų vaikui. Jeigu tai įvyksta vaikui, kada atviros augimo linijos, viskas, tai life-changing event. Jeigu įvyksta jau suaugusiam žmogui, padarysim mes vieną, jeigu reikės 2, 3, yra tikrai futbolistas vienas, kuriam abudu keliai kryžminis raištis operuotas 3 kartus. Ir jis toliau grįžo, sportavo savo karjerą, viskas tvarkoja, aišku, vėliau ten yra tam tikrų reikalų, bet kokiu atveju, jeigu jau subrendusiam žmogui tu tą darai, jau visai kita istorija. Jau jis bus aktyvus iki 35, reiškia, baigėsi karjerą dažniausiai, o toliau jis bus fiziškai aktyvus, kiek galės ten ir slidinės 4 kartus per sezoną,
ir tenisą, ką nori žais, ką nori darys. Tai ten kita istorija. Tai vaikui visiškai kita istorija. Todėl mes ir kalbam, ir su Tomu patys yra šitos Europinės asociacijos prezidentas, ir jis komunikuoja su pasaulio žmonėmis, kurie rašo vadovėlius, kurie turi didžiausią patirtį. Ir mes jį turime, šičia jau daug laiko turime. Tai vat jie mato, su jais diskutuojam, tai vaikams mes turim šitą dalyką dedikuoti vaikams. Tiek to suaugęs nenori, nereikia, nepriversi, bet vaiką gali švelniai pastumti, motyvuoti, pakontroliuoti, su tikslu, kad va, tu žinai, kas gali vykti. Tai va čia vaikai yra mūsų, manau, kad fokusas, taip, tikslinė auditorija, į kurią mes ir nukreipę va, šitą projektą su Nacionalinė sporto agentūra. Ir aš tikiu, kad jeigu ten gerai kažkas keisis, nesikeis, vis tiek tas tęstinumas turi išlikti. Jeigu neišliks gerai, privatus sektorius pasiims šitą. Jokios problemos. Tai yra biznis kažkuriai daliai, paslauga kažkuriai daliai. Tai yra gyvenimas, kur tu jo nepakeisi. Tu gali kalbėti, ką nori, įsivaizduoti, ką nori, tai yra gyvenimas. Mane kartą yra irgi pasakę, kad tiesiog palauk, pakentėk. Dabar yra, tu dirbi dideliam kolektyve, dabar yra prioritetas kažkur kitur, tu pakentėk. Ne, aš jau laiko kentėti nebeturiu. Aš jeigu negaliu vienoj vietoj daryti, tai aš padarysiu kitoj vietoj. Tikrai daug tų ir etinių dalykų, kada ir komunikuoji su savo vadovais, kurie galbūt nori, kad tu viską darytum toj vietoj. Bet jeigu aš matau, kad toj vietoj aš negaliu padaryti, tai aš jiems sakau, aš kaip čigonas šitoj vietoj turiu elgtis. Aš pasiimu savo terbą ir einu ten, kur aš galiu tą padaryti. Ir aš džiaugiuosi, kad yra Lietuvoje tikrai vietų, kur tu gali tą padaryti. Nes laikas tiesiog nelaukia. Mes patys turim vaikų, kur nenorim, kad tas įvyktų, nes jeigu tai įvyks, tai aš matau, kad didelė problema. Jūs pats, buvęs profesionalus krepšininkas, žaidėte ir vėliau su mėgėjais krepšinį, atrodo, kad jūs jau turėtumėte ir prevenciją būtų siejęs per visą tą gyvenimą ir išvengęs tų traumų. Tai kokia jūsų asmeninė patirtis? Nereikėjo šito klausimo klausyti, bet tiek to. Taip, aš tų traumų tikrai turėjęs ir jų turiu. Dar dabar mėgėjų lygoje krepšinį žaidžiam, va dabar atkrintamosios bus. Tai taip, prevencija yra svarbi ir su manim jo negerai, aišku, bet aš jau tas vadinamas jau nežinau, anų laikų žmogus, kada ten prieš rungtynės ateini porą kartų bum ir eini žaisti ir tada tikrai turi reikalų ir tikrai aš turbūt, nes aš 2 kursus pabaigęs dabartiniam Lietuvos sporto universitete, tuo metu Kūno kultūros institutas, tikrai savo gyvenimą siejau, turėjau būti treneris realiai. Mes su Kęstučiu Kemzūra buvom grupiokai ir mes tikrai žaidėm už atletą tuo metu pas trenerę Danickų ir mano tiesiog gyvenimas turėjo būti ten, bet po to taip gavosi, kad pakrypo. Pamečiau mintį jau dabar. Dėl apie traumas? Jo, apie traumas, va, taip. Ir kas yra, kad aš tikrai, kai pabėgau iš atleto, treneris ir važiavo pas tėvus ir sakė, kokią nesąmonę čia jis padarė. Jo ateitis yra didžiulė, jis bus topinis krepšininkas. Ką tu darai, Rimtautai, ką tu darai? Ir aš atsimenu tą pokalbį. Bet kas man visą laiką būdavo, tai va turbūt aš nedarydavau prevencijos, kad kai aš pasiekdavau formos piką, kada galėdavau ką nori daryti su kamuoliu, man ne vienas treneris sakydavo, kad ten turėjau gal psichologinių problemų, sako, Rimtautai, tu per treniruotės darai, ką nori, per varžybas tu daryk tą patį. Tai kai pasiekdavau formos piką, man atsitikdavo trauma, ar ne? Ir aš iškrintu 2 mėnesiam. Vėl pikas, vėl trauma, vėl pikas, vėl trauma, ar ne? Tai va, nebuvimas prevencijos davė, kad peties sąnarys ten 3 kartus yra išniręs, dešinys, kitas 1 kartą per dabar mėgėjų lygoje, kai žaidžiu, jeigu nukrintu, pats atsistatau, toliau ten ir taip toliau. Bet čia va nebuvimas prevencijos, ar ne? Tai prevencija yra labai svarbi, nes sakau, aš tikrai atsimenu tuos dalykus, kiek vaikų jaunučių amžiuje, kada reikia važiuoti į turnyrą tokioj formai, kur ten gali toliau į jaunučių rinktiniai toliau traumą sėdi namuose, visi žaidžia. Tai va, tai čia tiesiog, čia gyvenimą keičiantis įvykis yra kiekviena trauma.
o prevencija šitoj vietoj yra tiesiog, aš ją suprantu labai giliai, kaip pats tą patyręs. Tai sėdi tas asmeninis pavyzdys, bet jūsų istorija parodo, kaip yra svarbu apie tai kalbėti ir tai suprasti. Ir vėlgi sportininkams dažniausiai, kur traumos veda, daugeliu sportininkų tai pasibaigia ir karjeros. Gerai, kai jūs talentingas krepšininkas atradote save ir tapote kitos profesijos profesionalu, bet ne visiems sportininkams tai pavyksta. Tai tos istorijos, kai atrodo kai tau tam pike norisi tik medalių, tau norisi šlovės ir viso kito, ir tu pamiršti kitus dalykus. Tai vėlgi, kiek karjerų pasibaigia būtent dėl traumų, jūs tikrai matėte tų istorijų ir tų istorijų, kurios nebūtinai ateityje tapo happy endu. Taip. Čia ne apie save kalbėjai, Brigita, ar ne? Okay. Aš labai tikiuosi, kad ne. Okay. Jo, yra. Deja yra, aišku. Tiek, kad turbūt laimiai, kad su šių laikų galimybėmis gydymo šitų istorijų mažėja, aišku, ar ne? Čia kažkada diskutavom ir labai man iš tikrųjų imponavo ir dabar imponuoja Arvydas Sabonis. Tikrai turėjom bendrą darbą Krepšinio federacijoje. Žmogus, kuris nekalba be reikalo, bet jeigu kalba, tai iš esmės. Tai tiesiog tiesiog jis keletą kartų pasakė, kad jo, anksčiau būdavo, jeigu ten neminėsiu pavardžių, kam įvykdavo, pavyzdžiui, kryžminio raiščio trauma, viskas, tau kryžius, viskas, tavęs nebėra, arba jeigu tu esi, tai vis tiek tavęs nebėra, ne? Tai dabar sako, aš nesuprantu, kas čia darosi. Dabar tas kryžminis raištis tarsi kasdienybė, ar ne? Diskutuodavom. Tai ką noriu pasakyti, kad technologiškai mes tikrai mažinam šitų istorijų skaičių. Bet vis tiek jų yra. Vis tiek yra, jeigu kalbėt apie kryžminį raištį, tai ten statistika varijuoja, kad iki 20% yra vis tiek tokia grįžta sportuot, bet grįžta į žemesnį lygį, arba grįžta neilgam ir taip toliau. Reikia dar kažką tai padaryti, ką mes darom, ir jie vis tiek grįžta. Bet skaičiuoja, kokiam efektyvume grįžta žmogus, ar ne? Tai vis tiek, kaip ir pati minėjai, kad jo, jeigu jau kažkas krapštyta daryta, reiškia, niekada nebus, ar ne? Taip, kaip buvo, kaip sveikas. Visada visi mes norim ir siekimybė yra tokia, ir dėka ir tos reabilitacijos ir prevencijos mes galim tą irgi padaryti. Ne visam, bet karjeros laikotarpyje. Bet taip, yra tų istorijų aš tiesiog dabar matau tas legendinis mūsų Žalgiris, ar ne, kurį visą laiką čia. Tai tie visi žaidėjai turbūt, nesupyks, o ką čia kasdienybė praktiškai, jiems visiems yra protezuotas 1 ar 2 ar 3 sąnariai, ar ne? Reiškia, jau vaikšto su dirbtiniais sąnariais. Kas nėra blogai, aišku, bet ką tai reiškia, čia yra sporto kaina. O tuo metu tai prevencijos nebuvo visiškai, ar ne? Ir buvo turbūt dar ta vadinama antiprevencija, kur dabar jos nebėra, ar ne? Mes žinom, apie ką kalbam, bet tiesiog toks buvo laikas, kada tu jautėsi stiprus ir tikrai man ne vienas ir krepšininkas ir sakydavo, aš kaip arklys, aš sakydavau, palauk, tu taip negalvok, aš kaip arklys, aš galiu naktį nemiegoti, aš galiu 2 naktis nemiegoti, daryti, ką noriu, baliavoti taip toliau ir išeiti ir primesti daug taškų, būti geriausias. Taip, tu tą gali, bet kas po to laukia. Ir po to tas ir įvykdavo realiai. Gaila, bet tas ir įvykdavo. Bet tuo metu tiesiog, taip yra. Tai reiškia, tie visi buvę profesionalai, sakau, jie dabar turi pasiekmių. Ir ne tik tų laikų Žalgiris, net ir iš tos rinktinės, su kuria mes pradėjom 7 metais. Yra istorijų, kur turėjo tos istorijos sėkmingos tęstis dar dabar, bet jos nutrūko per daug greitai. Man labai gaila Lino Kleizaus, iš tikrųjų, čia dabar galim kalbėti, ar ne? Tai jo karjera nutrūko tikrai per anksti. Galima apie Arvydą Macijauską irgi kalbėti, daug kitų yra. Ir jie tai turėjo tą tęsti, jo tą. Net verkti norisi, kai apie juos, kai žinau, kas galėjo būti.
Tai va tos skaudžios istorijos. Aš labai tikiuosi, kad tų istorijų mažės ir būtent tokių žmonių kaip jūsų pasiaukojimas, darbas ir atsidavimas ir, kaip sakote, jeigu ne ten, tai aš kažkur kitur padarysiu, kad mes suvoksime, kaip svarbu saugoti ir branginti savo kūną. Tai Rimtautai, dėkoju Jums už mūsų pokalbį. Tikrai Ačiū. palėtėme labai gilias temas ir opes problemas. Dar ne visas iš tikrųjų, bet šiam kartui supratau pakaks. Tai ačiū Jums už Jūsų, vėlgi sakau, neįkainojamą laiką. Ačiū, kad kviečiat. Ir aš noriu tiesiog pasakyti mūsų žiūrovams ir klausytojams, kad su geriausiu, aš nepameluosiu, turbūt vienu geriausiu ir pasaulyje ortopedų traumatologų Rimtautu Gudu kalbėjome Nacionalinės sporto agentūros tinklalaidėje Įkvėpti judėti, kurią galėsite rasti LRT mediatekoje ir radiotekoje. Saugokime savo kūnus, rūpinkimės jais ir tada būsime sveiki. Tai iki kitų kartų ir ačiū visiems.